Virgas Stakėnas. Labas, Virgai. Labas, vyrai. Tokia didelė kepurė, gitara ir koks tai koks tai... Kas ten užrašyta ten pas jį? Užrašyta jau. Muzika, kurią groju. Tai ką tu groji? Ką tu groji, klausyk? Tokias visokias linksmas dainuškas. Padainuok. Tai pala, senis, matau, nori ką tai paklaus. Senuk. O sakyk, Virgai, ar dažnai vaginos kantryje groji? Pasitaiko vieną kartą metuose. Oi, žiūrėk, kas jam... Nekreip dėmesio seniai visai blogai palika. Tai ar šitamgi country festivaliuose dažnai groji, kai sakai? Pasitaiko, dažnai. Vaginos kantris tai turbūt linksmiausias festivalis. Tai gerai, šitą imkim jautį šitą Stakėną Virgą už ragų, tai pagrok ką tai. Nu, padainuosim kartu gal? Gerai. Nu, pabandom. Kietiška lietuviška daina. Gerai. Malūnas. Keliaus. Saulė seniai vakaruos. Ruos. Žaidžiam. Klausosi mano dainos. Nors nėra. Čo dabar? Šalama. Kas? Noriu tau vieną. Čia rimtai dainuoji? Mano širdį nuvyk labai rimtai. Padainuojam kartu. Aš noriu papasakot. Užteks. Tai klausyk, kas tave primokino tokių dainų grot, Virgai? Jau senai pats pradėjau brazino ir va dabar. Bet kaip tu gali šitą? Na, kur dėsies, daugiau nieko nemoku. Daugiau nieko nemoki? Nu, tik tai... Ir šitai blevyžgo teateriuje? Ne, tai čia visai graži daina. Oi, ar čia graži daina buvo. Nu tai ką, Virgai, labai didelis tau tikrai ačiū. Nėruška. Nors kaip truputį perlenkiau šiandien lasdą pas mumis studijai, bet... Tai ačiū ir... Ir jums gerų švenčių. Kai kalėdos. Nu tai bala nematė. Gerai. Tai eikis čia. Eikis. Tęsame mūsų šou. Ačiū visiems, kurie atsiliepė į mūsų kalėdinio margučio konkursą. Susilaukiam labai gražių pavyzdžių. Gavom net 4 spintinės kiaušinių, iš kurių atrinkom pačius gražiausius. Finalininkus 4. Pirmą šitą kiaušinį atsiuntė mums Aldona iš Zarasų. Aldona vėl tą atsiuntė. Tai liaudės meistrė jinai yra. Bet žiūrėk, koks gražus patriotiškas margutis. Jinai kaip man gražiai, žinok, bute išpaišė visą sieną, nupaišė mišką ir briedį, kuris upės vandenį geria. Tai žinok, žiūriu kiekvieną dieną. Man tai labiausiai patinka tas paveikslas, kur miškina Sosnovam Baru. Kur? Sosnovam Baru? Čia Čiurlionio yra. Dar vienas gražus labai margutis, kurį mums atsiuntė Zbignevo tėtė iš Nemenčinės. Va toksai margutis. Nu, gal čia be pridursi, Nu ir kaip sakant, gražiausio margučio autorius. Tai Adolfas Smetona iš Brazilijos. Jis rašo, kad jam jau 98 metai ir kad jis daug ką prisimena. Sunku pasakyti, ką jis turėjo omeny, bet margutis tikrai gražus. Tiesa, kolega? Jis dar rašo, kad labai norėtų sutikti kalėdas Lietuvoje, bet, kaip sakant, bijo, kad nepagautų čia. Dar, kaip sakant, nes prisidirbęs yra seniau. Tai, kad mes su juo vienoj padvodkiai plaukiam. Senis prisiminimai, žinai. Va, dar vienas toks su eilėraščiu margutis, žiūrėk, ant jo parašyta daug pasaulyje gerų dalykų, bet aš tai čia sėdžiu ir laukiu šventų Velykų. Palauk, kokių Velykų? Kas čia? Palauk, kadagi kiaušinius dažo? Per Adventą.
Ai kaip, palauk, ne. Mes su mamka kiaušinius dažydavom per naujus metus, per gegužės 1 ir per gegužės 9. Kas? Palauk, dabar yra Velykos. Ne. Tai dabar kalėdos yra, avina jūs žalio medžio. Kas šiandien Su balamutija viską supainiojo. Senis pasiūlė šitą kalėdinį margutį rinkti. Tai va dabar šiandien dabar atsakysiu šitą gėdą prieš visą lietuvių tautą. Padarysim iš senio spragtuką. Spragtukas, šitą šiandien valgyk. Vienas margutis, antras, na, kramtyk senį. O spragtukas, trečias. Ir nuo savo draugo šitą margutį sukramtyk. Skanu turbūt. Labai skanu šiandien. Nu tai ką, Česlovai, viską apšnekėjom šiandien, viską parodėm. Šiai laidai jau nebeturim, kaip sakant, daugiau nieko. Bet liko kokią minutę ar pusantros, tai Deutsche Welle. Television for the world. Deutsche Welle TV. Ja,